Taigi, sveikučiai visi. Taigi mes vėl susitinkame ledo laboratoriją ir jau šis epizodas, manau, bus paskutinis, nebent aš šitame tunelyje užstriksiu amžius ir... Na taip išeis, kad reikės filmuoti ne vieną ir ne du epizodus. Na bet tikėkime, nebus. Ir mums atsidaro durys, kaip išimam informacijos knygą. Tai gali ir perskaitykime. Šiame tunelyje nebus checkpointų ir bus vietoje 10 su tik 5. Jeigu sugebėjai ateiti iki čia, turi tikrai geras parkureris, geras orientuojasi labirintuose ir esi taiklus. Nu galbūt, tai gerai. Pagrindinę esmę kaip ir sužinojom, viską kitką patys išbandysim, jeigu kažką patirsim ir atsidaro durys vėl. Ir aš pašoku, tai man reikia įsijungti šitą nelemtą nustatymą, kuris man taip daro. Ir pašokam į viršų ir mes vėl atsidursim prie droperio. Ir dar su naužė. What? Va, čia tai bus sunku. Tai gerai, mes kaip ir viršuje dabar ir bandysim antrą kartą šokti. Čia su ta nauzija nelabai kaip ir seksis. Gerai, mes jau buvome vienu bloku nuo pergalės to droperio. Bet jeigu dar bus vienas droperis, tai tikrai bus biški hard, nes... Jo, tikrai bus hard. 2 droperius iš vieno karto sunkius pereiti, iš tikro bus sunku. Ir tikėkime, to nebus, Edvinai. Tikėkime, to nebus. Ok, beveik pataikiau, tai jau galima sakyti, kad beveik jau artėjam link pergalės. Nors ta pergalė dar nelabai kaip ir artėja link mūsų eina, bet ką padarysi. Čia vėl tos durys, vėl šuolis ir vėl šokimas. Nu gerai, jau nežinau, kelintą kartą bandau, bet niekaip neišeina. Niekaip, nežinau, vat kiek kartų miriau ir bėgu vis per naujo, nes reikia bėgti, nes nėra checkpointo, tai ganėtinai gaila. Na, bet nečytinsim. Nedėsim to checkpointo, nes kodėlgi dėti jie, ne? Ir vėl atsisukam ir vėl bėgam. Iš tikro šitas kelias mane labiausiai nervuoja, na, paprastai reikėtų ten šakinėti, tai manau taip sunku nebūtų, bet manau čia vien dėl efekto tai padaryta, kad, nu, efektą visada gautum. Nebent, kad taip Edvis nemokė, nors galėjo čia padėti. Ir command bloką ten, na ir viskas būtų beveik gerai, bet turbūt jis nemokėjo. Gerai. Mane jau tikrai pradeda šitą užduotis ganėtinai nervuot, nes mes ją darom ganėtinai ilgai iš tikro. Tai, nežinau, tai sugreitinsiu, manau, šitą visą vietą, kaip pereisiu, nes manau, čia dar labai ilgai užtruksiu. Čia yra viena tų užduočių, kuriuose aš tiesiog smigstu, man žiauriai droperiai nepatinka, nes, nu, tiesiog man nesiseka. Parkuras pats gal ir sekasi, bet droperis tai tikrai nelabai, tai susitiksim, kai pereisiu. Pagaliau perėjom ir tas jausmas, kai vieną užduotį eini su 30 mirčių ir jo, gan gaila. Per 15 sekundžių turėsi pereiti visą šitą kursą, kitaip durys susidarys. Ok, tai šita užduotis bus ganėtinai sunki irgi. Nekenčiu tavęs, Edvinai, iš tikro su šitokiam užduotim. O man šitas kaip nesiseka. Eik tu sau! Gerai, perėjom dar kartelį ir bandom vėl per naujo, ne? Vėl per naujo šitą užduotį. Nežinau, kaip jinai man seksis ir tikiuosi, kad daugiau nesugebėsiu jo susifeilint. Nors iš tikrųjų kas mažai tikėtina. Ir jo, nu tai... Iš tikro dar labai ilgai pafeilinsiu šitose užduotyse. Žiauriai didelį laiką tiesiog, kadangi neturiu spawn pointo, tai tenka bėgti šitą visą atstumą, kuris toks ilgas, iš tikro pagalvojus, tiek aš daug laiko prarandu.
Tai kad wow. Ir galėtų bent jau vienas checkpointas būti, nes ir taip čia žiauru, kad reikia viską per naujo pereit. Tai jo, ir galvau, kad iš pirmo karto man čia pavyks. Tai va, dar kartelį perėjom. Ir nežinau, bandom dar kartą. Nesu tikras, kaip čia man pavyks. Nes jo, mirštu iš vien. O! Ten yra hakas. Ir hakas. Jei! Perėjom kažkaip šitą užduotį. Ir čia sudėtingas labirintas. Okei, nu dar vienas labirintas, kuriame sukasi galva ir tamsu, nežinau kaip kur. Tai iš tikro mes pereisim į gal, nežinau, jeigu čia dar lavos kažkur nebus pagrindim padėtos, taip staiga, kad įkrist. Gal iš tikro net ir tokių dalykų čia būt, tai gal mažiau rizikuojam. Ir nežinau, tiesiog stengiamės laikytis prie vieno šono ir iš čia kažkaip išeit galutiniausiai ir bus viskas puiku. Jeigu labirintas žiauriai didelis, ko aš ir tikiuosi, tai nežinau, arba aš čia tiesiog labai blogai vaikštau kažkurioj, ne toj pusėj tiesiog vaikštau ir man čia taip nesiseka. Gali būti ir taip. Tai jo, net nesistebiu tada, nes taip ir reikia. Gerai, prie pradžios mes atsidūrėme ganėtinai lengvai, bet kaip atsidurti prie pabaigos aš net neįsivaizduoju. Nenujaučiu, kaip čia atsidurti prie tos pabaigos. Gal čia kažkur, gal... O, man įsijungi monitorius. Kaip visada? Ne, juokauju. O šitą įsijungi, nes hraždami laidas. Ir jo. Nors niekam neįdomu. Gerai, tai šitą nerandu niekaip išėjimo, čia yra problema. Net nesuprantu, ką aš čia darau, biškai pasimetę šitoje vietoje esu. Tiesiog paprastai čia vaikštau. Reikia pažiūrėti, ką aš čia galiu padaryti, nors nieko negaliu, nes aš esu tiesiog čia įkalintas. Net stiklo griauti negaliu, nes rankos silpnos, kad stiklo negali išmušti. Tai vat bėgioju ir ieškau išėjimo dabar. Ir manau, kad man tą išėjimą, kol aš rasiu, tai prabėgs truputėlį laiko. Man atrodo, čia reikia bėgti. We found something new. Mes perėjom. Sudėtingas labirintas, arba grįžame atgal. Tai irgi galimas dalykas. Tai gerai dabar. Tada pradedu per naujo aš į visą eit. Aišku, tai seksis ganėtinai negerai, bet einu vienu šonu iš vieni ir, žodžiu, sustiksim, kaip pereisim. Gerai, tai mes čia kažkaip perėjom, kažkur atėjau ir perėjau, pasisekė. Ir atnaujino mano režimą į survival ir man čia reikės žiūrėti, man atrodo. Ir čia gali būti chestas, tai jeigu praleisim, tai tikrai nebus smagu, reikės bėgti atgal per tiltą. Tai gerai, bėgame į priekį ir jo, čia kaip matau reikės pagauti 4 dalykus. Ir nesakyk, kad man dar viską reikės susikraftinti, bent jau tai gerai, kad nereikia kraftintis. Ir kogi man čia reikia? Man reikia clownfisho, paprastos žuvies ir jo, tai tiesiog paprastai tada sugaudysim labai greitai. I can't believe the night lay waste to all we'd given, but honestly, you've gotta know that this ain't living.
Gerai, kad turiu šitas dvi, tai reikės iškep dabar dar. Tai krosnis kažkur buvo štai čia ir man atrodo, kad kaulo yra, tai puiku. Pačiam nereikia nieko ruoštis. Tai va, einam įdėt paskutinę žuvis, šitą ir šitą. Ir viskas bus labai puiku. Turėtų atsidaryti durys po kažkiek laiko ir jos atsidaro. Ir kopėčių parkuras. O, čia vanduo. Čia labai puiku, kad vanduo. Kai pamačiau kopėčių parkuras, iškart šovė mintis vanduo. Kad bus apačioj, nes visose buvo, tai žiūriai puiku, bent jau nukrisim, tai nemirsim. Ir nereikės visko per naują, nebent aš sugebėsiu iš vienų į šonus atsitrenkti ir jis ar labai aukštas. Ne, jis aukštas labai nėra. Tai gan puiku. Ir leiderių parkuras man patinka iš tikrųjų. Jis nėra bet parkuras ir jis ir kietas parkuras. Tik tais reikia mokėti pastatyti ir jis būna kietas. O pavyzdžiui, tokio ilgumo jis jau ir kietas. Gerai, ir kokia paskutinė užduotis, tikiuosi, jinai sunki labai nebus. Ir paspaus mygtuką, ne? Vėl haliucinacija, šito jau efekto pradedu žiauriai nekest. Tai gal palaukim, kol jis praeis, nes dar sugebėsiu užsimušt. Ir labai gražiai pastatyta, na ne labai gražiai, bet mech. Ir kažkodėl aš nejaučiu, kad ten yra tas secret eggas. Nežinau kodėl, bet aš ten nejaučiu, kad yra jisai. Ir reikėtų gal pabandyti ten kažkaip nueiti. Bet ten nebuvo įmanoma nueiti. Tai jo. Keliais balais nuo 1 įvertintum šį žemėlapį. Nežinau. 9. Taip eiksi, dėkoju, kad... O, perėjau, nice. Nu, ačiū, kad dėkoju, kad perėjau. Ir daugiau mano žemėlapių nežaisiu. Reklamas Edvinai tau nedarysiu, nekauju, paspausiu. Ir dar šitą paspausiu. Ir dar perskaitysiu knygą, kuri yra skrinioj. Taigi ačiū, jeigu žaidėjai šį nuotykių žemėlapį, nu, nėra už ką. Pavadinimo ledo laboratorija, tikiuosi jums patiko. Yra vietų, kuriuose galima strikti. Na, jei nečytinsi ir pereisi, tai tikrai geriau jausiesi, negu čytinsi ir pereisi. Tai aš bandžiau nečytint. Nežinau, čia čytinimas buvo kažkur gal, nežinau, bet spawn pointą pasižymėjau ir ten miriau, tai nebuvo spawn pointo, tai jo. Žodžiu. Va taip va. Geras žemėlapis, man patiko. Tai 9-10. Taigi ačiū, kad žiūrėjote ir manau, kad ledo laboratorijos serija užsibaigė ir prasidės nauja parkuro serija. Tai susitiksime.